Elžbieta, ar tikėsi už manęs? Taip. Šiandien čia susirinkome sujungti dviejų sielų. Jei kažkas prieštaraujate, kalbėkite dabar arba tylėkite amžiams. Aš prieštarauju. Princas neištikimas savo nuotakai. Štai įrodymai. Sveiki visi, sugrįžę 6 valandos žinias. Šokiruojanti naujiena. Karališkosios giminės princas buvo pagautas intymiai bendraujant su tos pačios lyties asmeniu. Ar ši žinia sugriaus karališką šeimą? Šiai situacijai tirti buvo pasamdytas privatus detektyvas. Sveiki visi, su jumis sveikinasi detektyvas Ai Klausia. Ką tik girdėjome apie neįtikėtiną skandalą, tačiau viskas yra ne taip, kaip galvojate. Visų pirma, norėčiau pranešti, jog karalius, būsimas karalius, iš tikrųjų tiesiog susitiko su savo pusbroliu. Yra aiškus giminystės ryšiai. Štai čia matome tai rodančias nuotraukas. Pirmoje iš jų pusbrolis būsimam karaliui užseginėja mašinus, tam, kad jaunikis atrodytų padoriai, karališkai ir gražiai. Na, o trečioje jie tiesiog apsikabina. Ką darome mes visi, ką darau aš ir ką darote jūs. Bet visgi, kiekviena situacija turi savo kaltininką, todėl dabar mes keliaujame būtent pas šio skandalo kaltininką. Sveiki, panelė Marga. Ką jūs čia veikite? Ar jūs žinojate ir ar jūs galite patvirtinti, kad jūsų iškeltas skandalas karalienės vestuvėse yra melas? Tai yra visiška netiesa. Jie myli vienas kitą. Jie myli vienas kitą. Ir kaltinamasis yra nufotografuotas savo pusbroliu, su kuriuo jis jie labai artimi giminystės ryšiai. Ir mes žinome tiesą. Ir dabar jau ir jūs žinote tiesą. Gerai, tai tiesa. Tai tiesa. Išgirdome iš pačios kaltininkės lūpų. O dabar, mielieji, kaip sakoma, I have a wedding to catch. Skelbiu jūs vyru ir žmona.